Šiandien, vaikučiai, aš jums pasieksiu dar vieną baisią pasaką, labai baisią pasaką. Pasakos pradžioje, vaikučiai, kaip ir priklauso kavinėje, pavartykime meniu ir išsirinkim, vaikučiai, ką valgysim. O kaip filmuoju meniu, vaikučiai, spėju pastebėjo ir kačiargos darbuotojos. Tad kol neišėjau iš kavinės, vaikučiai, jos net kelis kartus ėjo į tą pačią vietą plauti grindų, kad geriau mane įžiūrėtų. Dienos sriuba, vaikučiai, kačiargui tą dieną buvo burokėlių sriuba, vaikučiai. Tai, vaikučiai, tokia sriuba, į kurią verdant būtinai įdėti reikia burokėlių. Tada galima tą sriubą drąsiai vadinti burokėlių sriuba, vaikučiai, burokėlių. Ir žinokit, vaikučiai, burokėlių sriuba buvo skani, o dabar prasidės baisioji pasaka. Manau, vaikučiai, visi žinojot, kad kai miršta žmogus, jį veža į kapines, vaikučiai, į kapines. O kai nudvėsia kokia kiaulė, vaikučiai, ją greičiausiai veža į kačiargą, vaikučiai, į kačiargą. Nes, vaikučiai, jau po pirmo kiaulienos kąsnio aš pagalvojau, kad burnoj kramtau ne mėsą, o bato guminį padą. O dar tos daržovės, vaikučiai, be padažo, be prieskonių. Tad iš kačiargos, vaikučiai, išėjau alkanas, vaikučiai, ir tikrai čia daugiau niekada nebesugrįšiu.